meilėje tveriamas pasaulis yra visai kitoks nei nemeilėje. Kada yra meilėje tveriamas pasaulis? Kai žmogus ima atsigręžti į šį momentą, patirdamas jį savimi, jis atsidengia besąlyginės meilės procesui, vibracijai. Ir viskas, kas iš ten gimsta, viskas ima tapti gydančiu, tausojančiu procesu savo ir išoriniam pasauliui. Nemeilėje tveriamas procesas. Jis nėra blogas. Ir jis toks yra. Bet ten yra tveriama. Ne iš momento. Iš bet kokių įsivaizdavimų, numatymų, įsitikinimų, nuostatų. Visa tai eina iš neuroninių procesų. Ir tenai žmogus ima tapti aparatu neurobiologiniams, neurofiziologiniams procesams. Jų balalaika, jeigu dar taip perkeltinė prasme išsireiškiant. Neuronų balalaika, žmogus tampa savo paties per gyvenimą į save fiksuotą informaciją patirtimi, kuri užsifiksavo neuroniniuose procesuose. Ir jisai tampa to balalaika. Nes čia jau žmogus, kol jis nėra momente, dėmesį nusikreipęs į momentą, jis neturi galimybės rinktis iš to, ką transliuoja ir per impulsus perteikia neuroniniai procesai. Pasikartosiu, tai nėra blogas procesas, tai jis tiesiog toks yra. Ir mes to išmokstam. Ir tai irgi nėra blogai. Bet su laiku kai kurie žmonės ima pavargti nuo tokio gyvenimo būdo, nes gyvenant per neuroninių proceso nuolatinius impulsų transliavimus ir mėginimą gyventi, realizuoti save per tai, žmogus dėka to, kad patiria nuolatos daug įvairių vidinių įtampų, jis pavargsta. Ir nesvarbu kokioje srityje, bet perdegimas jisai, žmogus tiesiog perdega. Ir jeigu pamėginti atsigręžti iš bet kokių inercijų į esamą momentą ir jame pradėti atidžiau stebėti save ir tyrinėti. O ką reiškia tyrinėti?
kol nepastebėsi įtampų, neįvyks atsipalaidavimas. Kol neįvyks atsipalaidavimo, nepavyks atstatyti, grąžinti dėmesio į save. O kol nepavyksta dėmesio į save atstatyti, grąžinti, nėra tos vibracijos, besąlyginės meilės, Dievo išmintingos realybės. Ir kol to nėra, žmogus nuolat dirba tiems neuroniniams procesams, kaip balalaika. Ir kol dar pirmoji gyvenimo pusėje yra resursai intensyvesni, palankesni tokiam gyvenimo būdui, tai vieniems anksčiau, kitiems vėliau, po kažkokio tai etapo, fizinis kūnas ima signalizuoti. Ir tai pasireiškia nusialinimo pojūčių. Raktas šitoj vietoj yra dėmesį perkelt į atsipalaidavimą.